Bėgiot ramiai. Mūsų šūkis. Dievui, tėvynei, artimui. Labai malonu visus čia matyti. Mes atvykom iš Naujamiesčio, bet matot labai mažai, kadangi šiandien, būtent šiandien, Mindaugo karūnavimo dieną prasideda Telšių miškuose prie Maščio ežero tautinė stovykla skautų, kuri vadinasi Gėrio pėdomis ir ten dalyvauja viso pasaulio skautai. Kaip žinot, jeigu žinot apie skautijos šitą organizaciją, ten gali būti nuo mažo iki pensininko. Netgi mūsų šitas buvęs prezidentas Adamkus irgi buvo skautas. Tad labai mes norim čia pradėti gražią šventę Mindaugo karūnavimo. Čia buvo, mes padainavom skautijos himną, kurį sukūrė amžinatilsis senas skautas, tikras skautas Feliksas Šakalys. Ir turbūt matot, mūsų įvairias spalviai kaklaraiščiai rodo, kad mes esam skirtingo amžiaus ir skirtingo patyrimo. O šiaip mes šiandien vakarą žadam parodyti porą žaidimėlių, nes skautai, tai kaip sako, tai yra gyvenimo nuotykis, tai yra gyvenimo būdas. Ir aš tikrai visus agituoju nuo jauno iki seno būti skautai. Nes skautai ką? Tarnauja Dievui, tėvynei, artimui. Ta gintaro sauja, ta skrendanti paukštį, ta ąžuolą aukštą, virš jo tą mėlynę vadinam tėvynę. Sveiki visi susirinkę į 10-ąją valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos paminėjimą ir liaudiškos muzikos šventę po vasaros dangum. Šiemet 2013 metai paskelbti tarmių metais, tad šioje šventėje mes išgirsime ir Radviliškio krašto bei Panevėžio rajono Miežiškio krašto bei Kalnaberžės tarmes. O šventę pradėjo Panevėžio krašto Aukštaitijos Tunto Bakutės draugovės skautai, kurie dar neatsisveikins su mumis ir dar pamokys mums žaidimų. Man labai malonu, kad šį gražų vakarą tikrai Dievulis mums nepagailėjo gero oro ir jūsų tiek daug susirinko. Ir dar maloniau, kad pas mus svečiuojas ir mūsų šventėj nori sveikinimo žodį pasakyti Kėdainių rajono savivaldybės meras Rimantas Diliūnas. Tad žodis. Galite arčiau. Labą dieną visiems. Aš sveikinu jūs šiandien čia susirinkusius su valstybės diena, Mindaugo karūnavimo diena. Šiandien dar viena turbūt šventė, galbūt ne šiandien taip jau visai, bet mes turim švęsti ir pirmąjį Lietuvos vadovavimo ar pirmininkavimo Europos Sąjungai dieną. Aš vakar buvau šitam iškilmingam renginy ir dar šiandien negaliu atsigauti. Todėl, kad ten pajutau lietuvių tautos vienybę, ten pajutau, ką mums reiškia Europos Sąjunga, ten supratau, kad mes turime ten būti, turime būti Europos Sąjungos tautų sutartiniai, kaip prezidentė sakė. Tačiau mes turime nepamiršti, kad mes esame lietuviai, kad mes turime savo kampelį, labai gražų kampelį pasaulyje, tai Lietuva, o mes čia susirinkę turim turbūt tokią vietą, kurios pasaulyje niekas neturi. Antros tokios vietos iš tikrųjų nėra. Ir kada galvoji, ką reiškia mums Mindaugo karūnavimo diena, tai aš galvoju, kad tai yra valstybės diena, galbūt taip. Ką reiškia valstybės diena lietuviui? Tai ir Mindaugo karūnavimas, ir pergalės Žalgirio mūšyje, ir vasario 16-osios aktas, ir kovo 11-osios atkūrimo aktas. Ir visą šitą mes pasiekime būdami kartu, būdami išvien. Ir turbūt dar ir dar kartą mes patvirtiname ir buvimu Europos Sąjungoje,
ir kurdami Lietuvos rytojų savo vaikams, kad tik jėga, tik vienybėje mes galime būti laimingi po savo tėviškės dangum, tarp savo tautiečių, kalbėdami lietuviškai. Galbūt visam pasaulyje įsiskirstę, tačiau kalbėdami lietuviškai. Tai aš šiandien dar kartą sveikindamas visus su šitom gražiom šventėm, noriu palinkėti jums visiems, mum visiems, būkime kartu, būkime iš vien, nebeieškokime priešų. Tarp mūsų, šalia mūsų yra tikrai mum artimi broliai, seseris, tikri lietuviai. Geros jums šventės, gero vakaro. Šventės norinčius papuošti Bakainių piliakalnio šlaitą ir mūsų šventę kviečiu ten prie stalo. Yra popierius, yra pieštukai spalvoti ir nupiešti, ką nors mūsų šventėj tokia tema, kiek tik užmatai. Kaip jūs įsivaizduojat, ką įsivaizduojat? Tai vaikučiai, aš paskiau jūs galėsiu palydėti, gerai? Pasakysiu kur. O 10-ąją liaudiškos muzikos ir dainos šventę pavasaros dangum man labai malonu, kad pradės Panevėžio rajono Miežiškio kultūros centro folkloro ansamblis Ringis, vadovė Rita Gasaitienė. Kur aisiu, kur būsiu vis Lietuvas, neužmiršiu vis Lietuvas, sodybėlas žalias laukas, paupėlas žalias laukas, paupė. Nėra tokia sodelė kaip tik mano, tėvutėlė kaip tik mano, tėvutė. Iš pakraštėlių višnelas per vidurį, obelailas per vidurį, obelai. Nėra tokia svirnelė kaip tik mano, motinėlas kaip tik mano, motinė. Iš pakraštėlių margas skrynelas per vidurį, perinėlas per vidurį, perinė. Nėra tokias stainelas kaip tik mano, broliukėlė kaip tik mano, broliukėlė. Timo valneliai atlasinės, kamanėlas atlasinės, kamanė. Nėra tokia darželė kaip tik mano, sesutėlas kaip tik mano, sesutėlė. Gyrelė Lietuvos, žaliuk žali visados, tu bernelį Lietuvos, tu bernelį Lietuvos, tu bernelį Lietuvos, žalžirkelį visados, tu bernelį Lietuvos, žalžirkelį visados. Dar kartą paplokim Miežiškio kultūros centro folkloro ansamblį Ringis, vadovė Rita Gasaitienė. Na, o dabar ir šokiui, ir dainai pakvies Radviliškio rajono Šeduvos kultūros namų liaudiškos muzikos kapela, Užuovėje vadovas Edvinas Kažkauskas.
pabandysim truputį savo melodijų šeduvos jums paskirti. Taigi tokia viena paprasčiausia, be kurios mes niekas negalim gyventi, be meilės. O dar jeigu vasara, tai ir padainuosim meilės vasarą.
Ir dar kartą pasakytumėm, kad Lietuva mūsų širdyse. Kiekvienas mes turime kurti Lietuvą. Turime kurti savo darbais, savo iniciatyvomis, pagaliau savo svajonėmis. Nes tokie, kokie būsime mes, tokie bus ir Lietuva. Aš tikiu, kad šitie žmonės, kurie susirenka kasmet į Mindaugo karūnavimo dieną, ir yra tie žmonės, kuriems Lietuvos vardas yra nesvetimas. Auga jaunoji karta. Tikiu, kad ji Lietuvos vardą garbingai nešti toliau. Gegutė doraiboji, kotai liūdnai kukuoji, oi lyna, 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 kotai liūdnai kukuoji. Kotai liūdnai kukuoji, ar vargelius rokuoji, oi lyna, 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 ar vargelius rokuoji. Algis ateina su tašėm visom. Eina va čia kur nors, pasitiesim gyvūną. Eina.